Sveiki, mėly žiūrovai. Po nedidelės pertraukos malonu Jūs ir vėl matyti naujoje NVI TV laidoje Aplink vėžį. Kaip žinia, spalis yra krūties vėžio žinomumo mėnuo. Ankstesnėse laidose nemažai kalbėjome apie šios ligos gydymą. Tačiau šiandien nusprendėme pasikalbėti kiek kita tema – apie reabilitaciją, kuri laukia po krūties vėžio gydymo ir taip pat apie psichologinę pagalbą onkologiniams pacientams. Plačiau apie reabilitaciją šiandien kalbame su Nacionalinio vėžio instituto fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėja gydytoja Jolanta Paškevičienė. Labą dieną. Labą dieną. Na tai gerbiama gydytoja, jeigu kalbėtume apie reabilitaciją po krūties vėžio gydymo, kokie jie yra ir kada ją reikėtų pradėti? Šiaip reabilitaciją reikėtų pradėti kaip galima anksčiau, pirmomis paromis po operacijos, tačiau jeigu pradžioje yra kitos gydymo rūšinės, adjuvantinė chemoterapija, tai tuomet jos metu galima profilaktiškai taikyti tam tikras procedūras pagal paciento skundus ir poreikius. Ir jau vėliau, kai po operacijos jisai kreipiasi, tuomet pirmomis paromis pradedama kvėpavimo gimnastika, tuomet mankštinamos rankos, daromas masažas, kad būtų kuo mažesnė limfostazė ir yra paruošiamasis laikotarpis išvykstant arba sekančiam etapui gydymo, tai yra reabilitaciniam gydymui, arba paruošiama kitam etapui specifinio gydymo, tarkim, švitinimo terapijos. Tai kokia ta reabilitacija gali būti po krūties vėžio gydymo? Dažniausiai mes taikom mankštą ir masažą pirmomis dienomis. Gydytoja, norėčiau jūsų paklausti apie limfedemą. Žinoma, kad jie atsiranda po chirurginio gydymo, o ar ji gali atsirasti ir po kitų krūties vėžio gydymo būdų? Be abejonės, limfedema gali atsirasti nebūtinai po chirurginio gydymo, kadangi specifinis gydymas yra orientuotas į tokį agresyvesnį veiksmą, tai limfedema gali atsirasti ir po švitinimo, nes sunaikinama dalis limfmazgių švitinimo metu, ir po chemoterapijos, nes chemoterapiniai vaistai irgi yra tokie agresyvūs agentai, kurie paveikia mūsų kūną ne tik tai limfinius mazgus, bet ir plaukus, nagus, odos struktūrą pačią. Gydytoja, na, o ar galima limfedemos profilaktika? Taip galima ir nebūtinai onkologiniams ligoniams, galima ir visiškai sveikiems pacientams, kurie jaučia, jog yra papilnėję, patinę, todėl kad limfinis audinys yra labai specifinis audinys ir jo apykaita vyksta tik tai viena kryptimi. Todėl tinimai gali atsirasti vyresnėme amžiuje, kuomet sušlubuoja inkstai. Todėl kvėpavimo mankšta ir aplamai bendrai stiprinanti mankšta būtų kaip po jungiamojo audinio palaikymo, tai yra limfedemos profilaktikos priemonė. Ir aš labai sveikinčiau visus, kurie mankštinasi kasdien arba kas antrą dieną, būtent ta kryptimi, todėl kad sumažėja tinimai. Na, nepaslaptis, kad su onkologinė liga susidurinčiam žmogui tiek gydymo eigoje, tiek po to yra labai aktualu kokybiškas gyvenimas ir grįžimas į įprastas veiklas, ar ne? Tai vat, ar po krūties vėžio gydymo galima užsiimti tokiom veiklom, kaip tarkim eiti į sporto salę, eiti į pirtį, plaukioti baseinę, keliauti, pavyzdžiui, skristi lėktuvu? Šiuolaikinis mūsų pasaulis gana pilnas įvykių ir tempo. Ir manyčiau, kad žmonės yra orientuoti į gyvenimo kokybę, todėl labai riboti savęs nereikėtų, tačiau atsargumo priemonės būtų pageidautinos sergant onkologinę ligą. Ir skrendant lėktuvu reikėtų įsigyti kompresinę rankovę ir kompresinės kojinės, jeigu linkia tinti kojos. Tuomet būtų kaip prevencinė priemonė tiems tinimams, nes slėgio pokyčiai jie sąlygoja tinimus. Jeigu sportuoti, tai imti mažesnį svorį, svareliai turėtų būti nedaugiau kilogramo, rankai apkrova neturi viršyti 2 kilogramų ir mano nuomonė mažesnių svorių ir didesnių pratimų skaičiumi galima pasiekti netgi geresnį rezultatą, negu imant didesnį svorį.
Jeigu plaukti baidare, tai aš pradžioje pasiūlyčiau vis tik neirkluoti. Tiesiog mėgautis upe, ežerų, vandens telkiniu, kuriuome jūs esate. Ir jūsų kelionė virs tiesiog malonumu būti kartu su kitais. Na, gydytoja, ir dar vienas svarbus klausimas. Ką jūs galėtumėte patarti tiems pacientams, kurie susiduria su galūnių tirpimais? Jeigu jie skundžiasi kojų tirpimais, tai reikėtų atsargiai vertinti situaciją gatviai. Kai vaikštai, žingsnį žengti atsargiau, stebėti, kas yra po kojomis, kad nesusipintų ir nepargriūtų, nes tai yra traumų profilaktika. O šiaip pas mus yra pagalba, aprobuota Anglų onkologijos centro taškinis masažas, kurį mes atliekam pacientams, kurie turi jutimų sutrikimus pėdose ir plaštakose. Šiaip dar yra limfopneumo masažas iš fizioterapijos, kuris gerina mikrocirkuliaciją. Tai šitomis dviemis procedūromis ir mankšta pasiekiamas visai neblogas rezultatas, tačiau jisai nėra pasiekiamas iš karto. Reikia laiko, reikia kelių kursų, ne vieno kurso, nes dažnai žmonės mano, kad vieną kartą ateis ir viskas susitvarkys, taip nebūna. Sutrikimai atsiranda gana palaipsniui ir mes turim juos išgydyti taip pat tam tikrų laiko momentų. Ačiū Jums už tokį įdomų pokalbį. Prašau. Apie reabilitaciją po krūties vėžio gydymo jau pasikalbėjome, todėl dabar metas pasikalbėti apie psichologinę pagalbą onkologiniams pacientams. Apie tai plačiau kalbame su Nacionalinio vėžio instituto psichologe Gertrūda Klimavičiūte. Labą dieną. Sveiki. Na, tai tikrai nemažai kalbama apie tai, kodėl susirgus onkologinė liga yra svarbu nepabijoti ir kreiptis psichologinės pagalbos. Bet kodėl taip pat yra svarbu jos kreiptis, kai onkologinė liga jau yra įveikta? Taip. Iš tikrųjų, onkologinė liga, vien tik diagnozė, gali iššaukti depresyvią nuotaiką, nerimą sukelti ir įvairių kitokių būsenų. Kai jau liga praeina, tai gali vis tiek likti ir depresyvi nuotaika, arba kai liga vis tiek reikalauja labai daug pastangų iš paciento, fizinių jėgų, emocinių jėgų, gali iš tikrųjų išsivystyti ir depresinė, ne tik nuotaika, bet ir liga depresijos. Tada jau pacientas tikrai savaime jį nebepraeis pati be pagalbos psichologų. Taip patgi pacientai, kai jau pabaigia gydymą, pakliūna į remisiją, atrodo aplinkai nebėra priežasčių, kodėl pacientui jaustis blogai, jausti nerimą kažkokį, bet pacientas tai jaučia nerimą dėl to, kad jam iš vienos pusės nebebūtina lankytis pas gydytojus ir jis nebegauna to ankstesnio rūpesčio ir dėmesio iš gydytojų, arba iš kitos pusės priešingai išliekantis poreikis vis tiek lankytis kelia pacientui labai daug nerimo. O tai kas bus, jeigu aš nueisiu ir vėl atras, tai aišku išlieka egzistencinis nerimas ir pacientai labai jautriai traktuoja, pavyzdžiui, visus savo kūno simptomus, jie iš karto gali traktuoti kaip vėžio ligos susirgimą. Tai pacientams išlieka po ligos, gali kankinti nerimas, gali kankinti depresinę nuotaiką arba net pati depresija, kai pacientui tikrai jis savaime nepraeis be pašalinės pagalbos specialistų, kaip psichologų, psichoterapeutų ar net galbūt psichiatrų. Na tai kokia psichologinė pagalba yra teikiama čia, Nacionalinėme vėžio institute? Nacionalinėme vėžio institute teikiam individualias konsultacijas, individualią psichoterapiją teikia psichoterapeutas, taipogi teikiam būna epizodų, laikų, sakykime, kai teikiamas yra grupinės psichoterapijos ir taipogi konsultacijos bei atsipalaidavimo užsiėmimai, tokie kaip relaksacija, progresyvi raumenų relaksacija, autogeninė treniruotė, taip pat pagramzdinimo technika, kurio mes kaip tik šitame esam erdvėje, kur taikomos pagramzdinimo technikos, šviesos terapija, naudojant šviesos lempas, bei gyvūnų terapija, kuri yra už mūsų kaip tik. Tai naudojant šitos gyvūnus, taipogi įvairios tos terapijos pritaikomos. Kad tik paminėjote įvairias terapijas, tai kaip pacientui yra paskiriama konkreti terapija? Pacientas pakliūna į reabilitaciją, pirmas pokalbis būna su gydytoju reabilitologu.
Pirminio pokalbio metu gydytojas reabilitologas supažindina su galimybėm reabilitacijos psichologo paslaugų paketų, sakykim taip. Tai tada jau pacientas kažkokią informaciją turi. Atėjęs pas psichologą mes individualaus pokalbio metu galime apspręsti, kas pacientui būtų patraukliau. Galbūt tai grupinė terapija, galbūt tai individuali terapija arba psichologo konsultacijos, relaksacijos metodai, taipogi pacientas jau galbūt yra kažką išbandęs, galbūt kažko norėtų tęsti tam pačiam procese arba norėtų išbandyti kažkokios kitus metodus. Tai dažniausiai tai yra individualaus pokalbio metu, yra nusprendžiama, ką norėtų išbandyti pacientas ir paciento galimybės nėra ribojamos, norai jo nėra ribojami, tiksliau tariant. Na, jūs prieš tai paminėjote šviesos terapiją. Tai vėlgi, kas tai yra per terapiją ir kokį poveikį žmogui daro skirtingos spalvos? Šviesos terapija jau pradėta taikyti labai senai ir pradžioj buvo taikoma tik baltos šviesos gydymas. Jeigu pasižiūrėtume, mes namie neturim tokių intensyvių šviesos šaltinių. Pagrindinis natūralus toks šviesos šaltinis būtų saulės šviesa. Jos leidžiamos šviesos yra 50 000 liumenų. Tai gera saulėtą dieną. Dabar, jeigu pasižiūrėtume, pas mus už lango yra ruduo, tai jau tokios šviesos mes nebegausim iš saulės. Ir kai keičiasi mūsų sezonai, keičiasi ir mūsų cirkadinis ritmas. Iš tikrųjų, jis prisitaiko prie dienos ilgumo ir nakties ilgumo. Tai bet mes turim ką dabar? Trumpėjimą. Diena trumpėja, naktis ilgėja ir organizmas turi prisitaikyti, adaptuotis ir jam tai gali būti iš tikrųjų iššūkis. Tai šviesos lempos, baltos šviesos lempa gali būti toks kaip šaltinis atstatantis cirkadinį ritmą, pagerinant miego būseną, apetitą, gydant depresiją, nerimo sutrikimus, adaptacijos sutrikimus. Tai iš tikrųjų baltos šviesos spektras yra labiausiai ištirtas ir daugiausiai yra rezultatų pasiektas su ta šviesa, nes iš tikrųjų jis senai taikoma. Kalbant apie fonų šviesos, spalvas, tai spalvas mes turim įvairias, mes naudojam šviesos terapijoje kelias spalvas, tai geltona, oranžinė, raudona, purpurinė, mėlyna ir žalia. Iš tikrųjų, spalvos yra subjektyvus dalykas ir spalvų suvokimas yra subjektyvus. Šitoje vietoje irgi turbūt negalėčiau pasakyti, kad mes tik vien tyrimais remiamės. Labai yra individualu ir su pacientais pasikalbam, kartais jiems galbūt visiškai nepatinka kokia nors raudona arba purpurinė arba oranžinė spalva. Tai tikrai mes tokių netaikom spalvų pacientams, jeigu jiems nepatinka, nepaisant to, kad tyrimai gali sakyti, kad geri rezultatai. Kad pavyzdžiui, oranžinė skatina energingumą ir apetito didina, pacientui. Tai spalvos dalinamas į šiltas ir šaltus tonus, taip natūraliai kalbant, Tai šiltos yra geltona, raudona, oranžinė spalvos, purpurinė, o šaltesnės yra mėlyna ir žalia, tai tokie kaip dalina, tai pusės vienos labiau energizuoja žmogų, kitos labiau ramina. Tai žalia, pavyzdžiui, šviesa mažina skausmo suvokimą. Pacientai ne patys skausmą kaip skausmą, bet suvokimo, jo lygmenį. Mėlyna spalva ramina, tokį sutelka vandenino gilumą ir pacientai gali jame apsiraminti ir jaustis ramiai. Kitos spalvos labiau linkusios energizuoti, suteikti daugiau energijos, žvalumo tokio, darbingumo. Pavyzdžiui, geltona šviesa, ji tikrai suteikia daugiau mums darbingumo, energiną. Turbūt labiausiai dėl to susijęs su saulė. Taip. Dar kažką turbūt turėjau pasakyti, ne? Ar atsakiau jums į klausimą? Atsakėte į klausimą, tai žodžiu, iš esmės yra subjektyvu. Jeigu žmogui nepatinka spalva, tai nėra svarbu, kokį jinai mokslinių pagrindų poveikį suteikia, tai geriau galbūt gali būti kažkokia kita spalva, bet kuri žmogui šiaip akiai yra maloni, ar ne? Taip, nes kaip jūs ir sakot, akiai maloni, nes vis tiek šviesa eina per akis. Tai yra reabilitacinis metodas, negydantis, nes jis neveikia mūsų odos receptorių, jis veikia per akis. Tai jeigu akiai yra nemaloni šviesa, tai kam erzinti pacientą arba sukelti jam negatyvių pojūčių ir jausmų. Tai iš tikrųjų taip. Na, jeigu kalbėtume apie pozityvius pojūčius, čia už mūsų nugaros tokie du labai gražus ir mieli robotukai, nežinau kaip juos pavadinti, gyvūnai, tai kiek suprantu ir su jais vyksta kažkokios terapijos, ar ne? Taip.
Iš tikrųjų, tai Lietuvoje yra žinoma kaniterapija ir felinoterapija. Tai kaniterapija šunų, o felino kačių terapija. Bet šunės ir katės, jie turi savo charakterius ir juos reikia treniruoti. Gyva šunį tikrai yra dažniau taikoma kaniterapija su šunims, nes jie geriau pasiduoda dresūrai. Apie felinoterapija nėra tiek daug žinoma ir iš jų iš tikrųjų nėra tiek daug taikoma, nes katės įnoringos, kiek mes žinom, turi savo charakterį ir turi būti speciali veislėtos katės, kuri galėtų būti nuolanki, ramesnė ir ilgiau išbūti kontakte su žmogumi. Tai mes pasirenkam robotukus. Robotukai yra saugiau, jie yra kantrus, jų charakteris yra nuspėjamas, ramus, todėl mes juos taikom. Įdomiausias dalykas, kad katės, jų tyrimais įrodyta, kad kai glostant katiną išsiskiria pas mus mikroelektros tie tokie, kaip jis vadinasi, užmiršau. Impulsai? Tokie impulsai, bet kaip dažniausiai statinė elektra, teisingai, statinė elektra išsiskiria ir šita statinė elektra, ji turi poveikį mūsų receptoriams gijimui. Ir katinas murkia. Šitas irgi murkia ir katino murkimo tyrimais įrodytas dažnis yra 122. Ir šitas dažnis organizmo, kai jis laikomas ant kūno, supranta organizmas kaip tokį ultragarsinį gydymą, fizioterapinį gydymą ir taipogi turi poveikį gijimo procesui. Tai tas mūsų katinas nors ir robotukas, bet jis irgi murkia. Aš jo dažnio murkimo nematavau, tačiau jeigu pacientams mes pasakom, kad jinai turi tokį poveikį, jų murkimas turi tokį poveikį, tai pacientai įtaigos būdu gali patikėti tuo ir tikrai gali savo padėti labiau. Šuo yra kontaktiškas, mūsų robotukas ramesnis, bet šunys patys savaime yra emociniai gyvūnai, kurie suteikia palaimos ir šypsenos veide. Tai gal dėl to jis pas mus yra ramesnis, nemurkia ir garsiai neloja, karts nuo karto tik. Tai juos taikom pacientams taipogi. Na, jūs labai įdomiai ir plačiai papasakojot apie įvairias terapijas, o jeigu kalbėtume paprastai, ką žmogus pats dėl savęs gali padaryti, galbūt, kad psichologiškai jaustųsi geriau, galbūt tai yra kažkokio hobio naujo atradimas, ar bendravimas, socialinio rato plėtimas, ką jūs galėtumėt patarti? Turbūt pagrindinė mintis yra tai, kad liga neįrėmintų, neuždarytų kalėjime. Ir tam, kad to neįvyktų, pacientas turi matyti, ką jis gali nepaisant ligos. Jeigu gali žmogus skaityti, megzti, rašyti laiškus, eilėraščius, visą tai jis turi daryti, nes tai jį įgalina. Jeigu žmogus gali sodinti ir užsiimti sodininkystę, tai be abejo jis turi to užsiimti. Aišku, kad jeigu kalbant apie psichologinę sveikatą, hobiai yra labai svarbus. Jie padeda žmogui gerą nuotaiką palaikyti ir tą galios pojūtį taipogi išlaikyti, nes galios pojūtis kovoje su liga yra labai svarbus. Taipogi padeda pasižiūrėti fantazijos, svajonės. Visa tai yra labai gydo pacientus. Tikrai gydo pacientai, kai jie nori kažko, svajoja apie tai, fantazuoja, jie sukuria tokį viltį ir galimybę, kad jie tenais nukeliaus ir tai išpildys savo norus. Taipogi labai gydančiai gali būti sapnai. Mes miegam didžiąją dalį savo gyvenimo. O mūsų sapnai labai daug pasako mūsų psichikai ir ko mums reikia galbūt geresniai psichologiniai būsenai iš tikrųjų. Tai atkreipti reikia dėmesį ne tik į hobius ir ką mes galim daryti, bet ir ką duoda mūsų psichika mums patiems. Ačiū Jums už pokalbį. Prašom, buvo labai malonu su Jumis pabendrauti. Man taip pat. Mieli žiūrovai, tikimės, kad šioje laidoje sužinojote naudingos informacijos apie reabilitaciją po krūties vėžio gydymo ir apie psichologinę pagalbą sergant onkologinę ligą ar ją jau įveikus. Aš su Jumis atsisveikinu iki kitos laidos, kurioje pažadame kalbėsime kitomis, Jums įdomiomis ir aktualiomis onkologijos temomis. Likite sveiki.